Sveiki sugrįžę į mano kanalą ir kaip matė, aš turiu svečią, gerai žinoma, Rita. Ir čia turime mes krūvą Valio Alma jogurtų. Visų pirma, prieš pradedant šią jogurtų degustaciją mes norime labai nuoširdžiai padėkoti Valio, kurie atsiuntė tiek daug jogurtų, kurių mes turėsime progą išragauti ir jums pasakyti apie juos nuomonę ir skonį, na tiesiog pašnekėti apie juos. Tad, nežinau, čia yra begalį jogurtų ir aš nežinau, kiek mes laiko užtruksime juos ragaujant, bet kaip matau, mūsų šiandien su Rita pietus bus jogurtas. Tiesa? Taip. Tai ką, pradedam. Turime po šią mažą stiklinėlę, į kurią įsipilsime visų geriamų jogurtų po truputį paragavimui. Tad pradėkime nuo šio graikiško jogurto geriamo kokteilio su mangais ir braškėmis. Ir jį reikia tiesiog suplakti. Ir paragauti. Skamba skaniai, ar ne? Bent jau vakar, kai gavome, man atrodė labai skaniai. Nu ką? Gerai. Skonis labai vasariškas ir gaivus. Šiek tiek turi tokį mažą rūgštumą, bet labai skanus. Tai pirmas įspūdis buvo labai geras, tikrai labai vasariškas skonis, mangų ir braškių. Kiek tu vertini? Nuo 1 iki 10? Sunku vertinti, kai dar nežinau, kiek bus ateinantys, bet manau 9 iš 10. Aš irgi manau, kad 9 sutapo. Bet tikrai pirkčiau ir gerčiau dar kartą. 100%. Sekantis yra štai toks žalis. Tai obuolių ir agurkų skonio. Skamba labai įdomiai. Jogurto gėrimas. Taip pat reikia suplakti. Indikai. Perfeitami. Parodyk. Wow, įdomi. Šaltibarščiai. Taip, ką man norėjau sakyti. Niekada nesu nieko panašaus ragavęs. Iš tikrųjų, aš labai retai geriau geriamą jogurtą kokį nors, o tu? Aš mėgstu. Na gerai, paragaukime, nežinau, kas čia. Skonis įdomus. Labiau jaučiasi agurkai, obuolių beveik nejaučiau. Tu šiek tiek jaučiasi mano obuoliai. Bet daugiau agurkai. Na, skonis tikrai labai įdomus ir keistas. Ne kaip jogurto. Bet norintiem kažko naujesnio, naujo skonio, tai tikrai rekomenduočiau. Kas mėgsta agurkus? Iš šaltibarščius? Taip. Bent jau aš tai mėgstu agurkus, tai man patiko. Taigi, sekantis geriamas jogurtas yra vyšnių ir vanilės skonio. Skamba labai skaniai. Ir paplakam. Man jis tik gavus pasirodė skaniausias ir aš jį norėjau tiesiog ragauti iš karto. Negaliu sulaukti. Aš irgi. Manau, šitas bus skaniausias. Nu ką, pagavom. Sunku pasirinkti tarp mangų su braškėmis ir šio. O ne, man šitas skanesnis. Tai ką galiu pasakyti, kad iš šitų jogurtų man skaniausias buvo su vanile ir vyšniomis. O tau iš šitų? Vat nežinau. Šitas ar šitas, bet abu yra tokie, kuriuos tikrai pirkčiau dar kartą ir tikrai labai patiko. Aš tikrai į parduotuvę, kai išgersiu, pirkti dar kartelį šio. Na ką, atėjo laikas jogurtukams ir pradėkime nuo šio graikiško jogurto su mangais ir baltuoju šokoladu. Skamba labai skaniai. Skamba tikrai labai skaniai, bet aš nevalgau šokoladą. Esu šiek tiek alergiška jam, tad šį paleisiu. Bet manau, kad tikrai labai skaniai. Kaip gaila, kad jo negali. Štai kaip jis atrodo. Ir tą rodo, nes aš jau pralupau, nes nežinau, aš neturiu kantrybės.
Atrodo tikrai labai skaniai. Ir ragauju. Atrodo, valgyčiau kremą. Veidą? Ne. Visų šių produktų tekstūra yra labai aksominė ir švelni. Tai čia Bet vienas šitas. pastebėjimas. Gal Galim galim padaryti- graikiško jogurto? Gal galim padaryti pauzę, gal aš suvalgysiu šitą? Vau, negaliu patikėti. Atrodo skaniai. Nežinau, nuostabu. Man atrodo, kad šitas bus mano mėgstamiausias, nors dar nežinau sekančių. Bet šis buvo toks skanus, kad, nežinau, O rūgštus saldus? saldus tikrai nėra rūgštus. Vertinu jį nuo 1 iki 10, tai tikrai 10, nes jis yra be galo skanus. Taigi sekančius turime Alma Muach jogurtus. Turime trijų rūšių. Braškių, vyšnių ir miško uogų. Taigi pradedame nuo miško uogų skonio ir manau, kad bus labai skanu. Čia yra grynais jogurtas, o čia miško uogų uogienė. Taigi ir mes norime jo abi paragauti, pasiimti savo žukštelį. Aš pirmą paragausiu vieną jogurtą. O, jam tikrai kažko trūksta. Čia skonis kaip natūralaus jogurto. Taip. Tiesiog. O dabar susidaru. Bravo. Uogienė pasakiškas skonio. Taip. Negaliu patikėti. Jeigu galėtume šitas video truktų valandą, mes tiesiog visus iš eilės valgytume. Dar paim. Ne? Gerai. Taip, tikrai. 10 balų. 10 balų tikrai. Vieną nepatačiau valgyti, šiek tiek rūgštu, bet su uogiene tai it's a match. Ir sekantis būtų su braškėmis. Braškės aš mėgstu. O ypač jų uogienė. Tad manau, kad Turėtų būti nuostabus derinys. Jogurtas yra tas pats. Taip. Štai. Kaip gardu. Šita kombinacija yra saldesnė. Šiek tiek saldesnė, bet ana įdomesnė, nes įvairesnis uogos buvo šiek tiek skaniau. Niam. Labai skanu. Gerai, užteks. Ir šitą vertinu 9. Aš taip pat. Mūsų skonis tampa. Per 5. Ir dabar Paskutinis jogurtas. tai su vyšniom. Tikiuosi mums leis suvalgyti visą. Atrodo. Gerai, labai gerai. Man patinka. Tai tu čia šnekėk, aš pavalgysiu. Gerai. Tai gerai, aš sakyčiau, gal jį vertinu 8, bet vien tik dėl to, kad štai šie man labiau patiko. Tai šitas pirmoje vietoje 10 balų su miško uogom, šitas antroje vietoje 9 balai su braškėm ir trečioje vietoje su vyšniom 8 balai. Manau, čia pagal kiekvieną skonį, kokias Taip, uogas taip. mėgstat. Tai tiesiog galite pasirinkti, man jie visi 3 labai patiko. Labai visi 3 deriniai skanus ir įdomu. O visiška naujiena man buvo štai šitie geriami jogurtai. Ypač šitas, čia mano mėlynoje bus. Okay? Juos tikrai pirksiu, gersiu ir manau, tai bus mano vasaros draugas. Tiesiog daimus. Man labai patiko štai šis dar su ananasais ir baltu šokoladu. Buvo tikrai labai skanu. Manau, kad rezume mums patiko beveik viskas. Taip. Tiesiog viską išvardėjau. Ir šitie jogurtai, ir šitas, ir gėrimai. Taip pat štai čia mes turime graikiško jogurto, kurio neragausime. Turime net 4 indelius. Taip, ir jis yra idealus kokteiliam, jogurtam, desertam. Desertam. Ypač su uogom. Ir šis graikiškas jogurtas yra itin natūralios sudėties, jis sudaro 3 komponentai - pienas, grietinėlė ir autentiškos bakterijos. Taigi,
Taigi norime šį video užbaigti, mes esame sočios jogurtų. Buvo labai smagu ragauti šios visus jogurtus, tiek daug naujų skonių per keliolika minučių, nežinau. Buvo labai tikrai smagu ir dar kartą noriu padėkoti Valijo, mes sakome didelį ačiū už tai, kad suteikėt tokią progą paragauti šių naujų produktų, skanių produktų. Nes tikrai nebūčiau pamačiusi. Nebūčiau pirmus kurių tikrai. Tai va, tikiuosi jums šis video patiko, tikiuosi jums buvo taip pat linksma kaip ir mums ir susitiksime kitame mano video. Iki! Einu valgyti. Jo, gerai šitą. Jau, man šaukštelę.